Sveiki, ar kultūristas gali būti stiprus? Jeigu mes pažvelgsime į prestižinio turnyro Mr. Olympia istoriją, tai nuo jo pradžios iki pat modernių šių dienų, šių laikų buvo daugybė stiprių kultūristų. 68-69 čempionas kubietis Sergio Oliva atėjo iš sunkiosios atletikos. Arnoldas Švarcnegeris ir jo geriausias draugas Franco Colombo irgi treniravosi ir sunkią atletiką, ir jėgos trikovę. Ir taip pat yra dalyvavę ir jėgos trikovės varžybose. Ir Franco Colombo, netgi dalyvaudamas kultūrizme ir jau būdamas Mr. Olympia, yra dalyvavęs ir trikovės varžybose, ir netgi galiūnų pasaulio čempionate. 83 metų čempionas Samia Banu į kultūrizmą irgi atėjo iš sunkiosios atletikos. Galiausiai Ronnie Coleman, kuris yra įspūdingiausias visų laikų kultūristas, prieš pradėdamas specializuotis kultūrizme dalyvavo jėgos trikovės varžybose. Kultūristas, nepaisant to, kad varžybinėme kultūrizme yra vertinama tik tai, kaip sportininkas atrodo, o ne tai, kiek jis gali pakelti, gali būti ir labai stiprus. Ir žvelgiant į sporto istoriją, tie, kurie turėjo pačias didžiausias apimtis, dažniausiai buvo ir patys stipriausi.